Dabar galbūt įjungsim aparatą ir parodysime, kaip jis veikia. Daktaras Polis dar atskleidė labai įdomų fenomeną, tai bendros energetikos išmatavimas prieš tyrimą. Jis turi būti didesnis už 80, tada energetika yra gera. Jeigu energetika yra per žema, su šito prietaisu mes galime energetiką padidinti įjungdami terapinį režimą. Čia dabar nustatyta ant 0, reiškia įjungdami gydomąjį režimą mes galime veikti ir tonifikuoti, didindami va šitą elektros srovę, tekančią per rankas, pakelti galime bendrą energetinį paciento lygį, kuris labai svarbus, ypač esant šiuolaikiniam krūviams darbe, depresijai, stresams. Šitas dalykas atliekama, šita procedūra atliekama vieną kartą savaitėje, didinant, reiškia, elektros srovę, jinai didėja nuo 0,1 Hz iki 10 Hz, kad nepriprastų organizmas. Ir, kaip matot, diagnostinis preparatas sėkmingai gali būti taikomas gydymui. Dabar čia matome dar atskirus susirgimus, pavyzdžiui, nervingumas arba, reiškia, kraujotakos sutrikimai. Jie turi tam tikrą savo dažnį, kuris matome ekrane. Ir 15 minučių galim veikti per šitos elektrodus, arba galim veikti per kojinius elektrodus. Dabar grįžtant į matavimą, parodysim, kaip atliekamas matavimas. Kiekvieną pacientą ištirdami turime tam tikrą algoritmą, kurio privalom laikytis. Šitie duomenys išmatavus įvedami į kompiuterį, po to atspausdinami ir po to parenkamas gydymas. Kaip matot, čia dega limfinis meridianas, jisai labai yra svarbus, kadangi čia atsispindi ir visi galvos limfinio nutekėjimo taškai. Ir mes įvertiname ir tonzilės, ir ausies nutekėjimą, ir reiškia, kitus limfinius mazgus esančius gomury, kakle, viršutinio apatinio žandikaulio, akies, nosies ir taip toliau. Mes juos visus išmatuojame ir įvedame į lentelę. Norma yra 50, nedidelis pakilimas virš 50, nerodo patologijos jokios. Ištyrę šitos, reiškia, taškelius mes keliaujame į plaučių meridianą, kur galim, radę kontrolinę meridiano taške, atžymėtame žaliai, radę patologiją, mes išsimatuojame plaučių tiesiog audinio, tarp plautinio rezginio nervų, bronchiolių, pleuros, bronchų ir taip toliau. Reiškia, ieškome patologijos plaučių meridiane, ypač jeigu tai siejama su paciento nusiskundimais ar buvusią jo ligos istoriją. Šitaip, reiškia, išmatuodami tuos taškus, matome, kad pats pacientas mato, koks yra lygis. Įvertinimas kritimas, šiuo atveju čia yra norma, 50 yra norma, kritimas ten iki 5, 6, 7 jis yra nežymus, vertinamas kaip nelabai nežymi patologija, kritimas daugiau 20 vienetų link degeneracijos pusės, yra jau gana žymus, jis rodo lėtinį kažkurį tai susirgimą. Jeigu krenta net iki 20 ar 15 vienetų, galima galvoti apie onkologiją, įtarti onkologinius uždegimo, reiškia, diapazonas yra 70, 80 iki 90, tai yra ūmus uždegimai, storoji žarna. Storoji žarna, pavyzdžiui, kairėje rankoje, matuojame abiejose pusėse, kadangi, pavyzdžiui, storosios žarnos, mes įvertiname kairėje pusėje vienas dalis, nusileidžiančią žarną, taip pat, reiškia, sigmoidinę žarną, čia matome panagiai, taškas didžiąją taukinę, kairėje dalį skersinės žarnos ir taip toliau. Taip pat limfinius mazgus. Jeigu randame čia pakitimų, kaip minėjau, tokių didelių virš 20, mes galim daryti išvadas, kad tą pacientą reikia tirti toliau, rekomenduoti jam šiuolaikinius ir klinikinius tyrimus, kad išaiškyti. Jokių būdų, tirdami šito metodu, mes neapsistojam tik tai su netradicinė medicina ir
reiškia, tęsiam ištyrimą, jeigu reikia, siunčiam pas specialistus. Taip toliau nervinės degeneracijos taškas, jisai irgi parodo būtent atskiras smegenų dalis įvertiname. Toliau kraujotaka, bendra kraujotaka, išsimatuojam visas atskiras venas, kraujagyslės, jeigu tai yra, matom patologiją kontrolinė meridiano taške, arba yra, kaip minėjau, anamnezė, įvertinam alergiją, taip toliau. Išmatuojame kojų taškus, tai yra visai kitų organų atstovaujami taškai. Čia matome dega blužnies kasos meridiano taškai, tai dažnai svarbus būna prie cukraligės ir taip toliau. Kepenys, sąnarinės degeneracijos, skrandžio, fibroidinės, intersticinio audinio uždegiminiai taškai atspindintys, odą atspindintys taškai, tulžies pūslę, inkstus ir šlapimo pūslę. Išmatavę rankų kojų taškus, mes atsispausdiname išvadą